O kaip laiku pas jūs užėjau, kaip tik uogienę verdat. Ir ko čia taip džiaugies? Negi visą suvalgyt nori lyg koks Karlsonas. Ne, na, kur jau čia tiek suvalgysi, mačiau prisipirko ten visą priekabą, tokį kiekį tai tik ant išsimokėjimo imti. Ne ant išsimokėjimo, o išsimokėtinai pirkti. Kiek ten tų uogų? Keli kibirai. Turguje pirkau. Dėmesio, ne ant turgaus, turguje. Žinai, nusprendžiau išvirti raudonųjų ir juodųjų serbentų uogienės. Tai imk tu pertrink šitas uogas. Pirmiausia, reikia jas pertrinti. Turėsi ką veikti. Įdomu, o uogas dabar trinu per sietelį ar pro sietelį? Sėdžiu po langelį, žiūriu pro langelį, čiučioje liuliuoja ant marių laivelis. Girdėjai dainoje pro langelį, bet galima sakyti ir žiūriu per langelį. Ir uogas galima trinti ir pro sietelį, ir per sietelį. Na ką, sulčių jau turime, pilame atgal į tą patį puodą. Beriame juoduosius serbentus, pilk. Įdedame kelis griežinėlius apelsinų, kad būtų kvapniau ir skaniau. Dėk drąsiai. Įberiame cukraus. Aišku, o kiek cukraus reikia ant kilogramo uogų? Ne ant kilogramo, o kilogramui uogų. Subėriau 700 gramų cukraus kilogramui uogų. Prielinksnis ant, kaip matai, labai netinka dydžių santykių žymėti. Dar dažnai girdžiu klaidingai šnekant. Mano spaudimas 80 ant 120. Iš tikrųjų reiktų sakyti spaudimas 80 ir 120 arba spaudimas 80 su 120. Na taip. Kaip smagu, kad galima daržovių, uogų privakuoti. Taip smagu šaltą žiemos vakarą saldžios uogienės stiklainėlį išsitraukti. Dar man labai patinka vakuotos kriaušės. Pažiūrėk, kokia graži uogienė. O žinai, tie žodžiai vakuoti yra atėję iš lenkų kalbos ir labai įsigalėję. Bet atvirai pasakius, man tai jie negražus. Geriau būtų sakyti, konservuoti tiesiog. Jūs nepamirškit kartkartėmis to savo uogienės pamaišyti, nes paskui nebus ką konservuoti.